Labadiena, dabar greitai glaustai apžvelgkim visą seriją pavyzdžių, kurie vadinasi PVZ3, trečias pavyzdys. Čia tiesiog demonstruojama, kaip galima atskirti tekstiniai reikšmė ir tekstiniam reiškiny atskirą dalį to teksto arba pavienius simbolius. Tarkim, mes turime eilutę, kuri yra labas tai tekstas su daugtaškiu. Čia mes atspausdinom jo reikšmę, čia matosi labas tai tekstas atspausdintas. Ir toliau, kaip sužinoti, pavyzdžiui, jos pirmą simbolį. Tai mes galim paimti pačią eilutę, paskui parašyti kvadratinius skliaustus ir viduj parašyti nulį už šitų skliaustų. Tai reiškia, kad mes iš tos eilutės paims pirmą simbolį. Gali kilti klausimas, iš kur čia nulis. Taip jau sutarta daugelį programavimo kalbų, kad simboliai teksto eilutėse numeruojami nuo nulio. Taigi va šitas kintamasis pirmas simbolis pas mus įgys reikšmę, kuri yra tiesiog pirmas simbolis o šitos eilutės, kitaip sakant, L didžioji raidė. Ir štai čia mes matom pas mus tas sakinys, kuris spausdina tą reikšmę, čia jo veikimo rezultatas. Toliau mes nagrinėjam šitokį pavyzdį, kur mes matom, kaip galima atskirti pradžią eilutės, tai yra nuo nulinio simbolio iki kažkiek. Tai to, pavyzdžiui, kaip paimti pirmus keturis. Tai mes galim parašyti vietoj to, kad čia rašym nulį, galim parašyti 0,2,4 šitoj vietoj. Ir tada štai šitas reiškinys mums duos reikšmę, kuri yra LABA. Taip yra pirmus keturis simbolius. Lygiai taip pat būtų, jeigu aš čia nulio netgi nerašyčiau, būtų irgi teisingai ir irgi būtų lygiai tas pats rezultatas. Gerai, dabar mes paleiskim šitą pavyzdį, pasižiūrėkim pirmieji 4 labą parašyta. Dabar jeigu aš šitoj vietoje panaikinčiau nulį ir vėl perleisčiau šitą langelį, tai pirmieji 4 irgi išliko tą patį reikšmė. Taigi, jeigu pamatom štai tokį reiškinį, tai čia praktiškai kiek pirmųjų simbolių mes norim paimti. Bet jeigu norim vis dėlto pažymėti, kad čia nuo pirmo, tai galima rašyti nulį. Toliau galim ne tik nuo pradžios paimti, mes galim tam tikrą dalį eilutės paimti. Ir šitam pavyzdį mes imam iš eilutės antrą simbolį, antrą, trečią, ketvirtą ir penktą. Ir šeštas jau neįmamas ir taip toliau. Tai šiuo atveju kodėl čia parašyta 1,2,5, todėl kad nuo nulio skaičiuojant antras bus vienetas, o toliau reikia įsiminti sintaksį taip, po dvitaškių einantis indeksas arba numeris simbolių jau neįeina į tą fragmentą. Nuo nulio skaičiuojant, tai čia būtų šeštas simbolis. Penktas simbolis, o nuo vieneto skaičiuojant, tai būtų šeštas simbolis. Taigi, ką mes čia jeigu skaičiuojam simbolius nuo nulio, tai pirmą, antrą, trečią, ketvirtą. Ir jau penktas pas mus neįeina. Taip. Ir štai šiuo atveju pas mus matosi A, B, nuo antro iki penkto A, B, A, S. Taip. Čia skaičiuojant nuo nulio. Pirmas, antras, trečias, ketvirtas. Taip. Skaičiuojant nuo vieneto simbolis, tai čia būtų antras, trečias, ketvirtas, penktas ir šeštas jau neįeina. Šitą reikia įsiminti tokią sintaksę, nes Pythone ji labai dažnai naudojama. Ir toliau
Dar vienas sintaksės elementas nuo antro iki galo. Nu, jeigu nuo antro, tai viskas aišku, mes čia va vienetą parašysim ir jeigu čia toliau nieko nerašysim po dvitaškio, tai pas mus atskirs būtent tą dalį eilutės, kuri prasideda skaičiuojant nuo vieneto nuo antro ir taip iki galo paims. Nu, ir ten, kur pas mus nuo antro į galo atspaudinta, tai čia matosi abas, tai tekstas. Toliau, jeigu norim paimti paskutinį simbolį, tai mes galim naudoti tokią sintaksę eilutę ir šiuose skliaustuose minus vienetas parašyti. Nu ir čia mes atspausdinam šitą paskutinį simbolį ir pas mus jis gaunasi S, o čia va šitas S raidė, taip. Kas toliau? Nu ir jeigu norim gale atskirti fragmentą, pavyzdžiui, nuo prieš paskutinio iki galo, taip, o prieš paskutinio ir iki galo, čia mes galim parašyti minus 2 ir dvitaškį. Ir čia irgi matom rezultatą, čia AS, nu teisingai, čia prieš paskutinis ir paskutinis bus paimtas. Štai čia tiek šitam filmuke apie atskiras simbolius eilutė ir atskirus fragmentus iš eilutės ir kaip jos galima paimti. Kitam filmuke mes panagrinėsim, kaip galima sujunginėti eilutės. Kol kas ačiū už dėmesį.